Mes tiesa buvome ir Kaune, ir Klaipėdoje, man atrodo, ir su šiuo kūriniu, tik tai jau tai buvo seniai, tai netgi tie, kurie buvo tame koncerte, tai čia yra kaip geras romanas, kai praeina kažkiek tai laiko ir dar kartą perskaitai, arba tai, kas buvo šiek tiek žinoma ir paskui truputį primiršta ir paskui dar kartą perklausai ir perskaitai. Ta dvasia tiesiog tik tai turtingėja ir tai, ką žinai ir ką girdi ir ką jauti, niekada to nebus per daug. Aš jaučiuosi taip, kaip diriguodamas, nežinau, kitą simfoninį kūrinį, pavyzdžiui, Malerio 2 simfonija. Galbūt Malerio 2 simfonija vis dėlto šiek tiek sudėtingesnė yra savo muzikinė kalba, tačiau ta muzikinė kalba ir tas visa muzikinė dramaturgija, ar Queen simfonija, ar Maleryje, ar Beethovene yra tokia pati. Dėl to ir ėmėsi šitos aranžuotės ir šitos kūrybos turkų kilmės kompozitorius Tolga Kašif, tačiau jis tikrai labai įdomiai sukūrė tai, kas jau yra sukurta, bet kitaip sukūrė. Žanras, kuris visiškai ant ribos to, kas buvo Queenų ir tai, ką groja simfoniniai orkestrai. Ar tai Maleris ar Bruckneris, ar Beethovenas, ar Queen simfonija. Ar tai Freddis Mercury's ir Queenai, ar vėl Beethovenas. Tai vat tai yra toje riboje, kur nežinau, kas tai per zoną. Aš manau, kad tikrai bus labai įdomu Kauno publikai kovo 13 dieną, o Klaipėdos publikai kovo 14 dieną ateiti į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro ir Kauno valstybinio choro ir solisčių koncertą, kuris taip ir vadinasi Queen Symphony.